Ateities krepšinio žvaigždės šiandien. Pavyko, kaip pasakius, vien todėl, kad visą komandą stengiamės, žaidėm, kovojom, todėl ir laimėjom. Nežinau, susikaupimas, visos jėgos, pasitikėjimas komandai ir savimi. Nežinau, gerai. Manau, kad dariau tai, ką reikėjo daryti ir stengiuosi padaryti. Be abejo, finale žaidžiam pirmą kartą. Tai jaudulys visom vienareikšmiškai, čia pradedant trenerę, baigiant žaidėjom. Nežinau, viskas tikriausiai susidėjo. Darbas, emocijos, korta, sėkmė, fortūna, viskas. Vienareikšmiškai, aišku, tėvelių palaikymas, Solelio palaikymas ir, aišku, lyderės 11 gale ir visų kitų atsidavimas iki paskutinio prakaito lašo. Tikėtis visą laiką reikia, kažkur viduj, bet taip iki galo, tai, tikėtis, kai į finalinį ketvirtą papuolėm, kažkokia tokia slapta mintis buvo, aišku. Kad pirmą kėlinį mes prasilošėm, antrą biškį nutrūkom ir po to nebepaleidom. Aš manau, kad gera gynyba ir geras puolimas. Taip, mes jau nuo pat praeitų metų ir šios metus mes ruošiamės tapti čempionais ir manėme, kad tikrai būsim pirmi. Ko gero, kad didžiausias sėkmės priežastis yra, kad jie komandinis žaidimas. Žaidžia ne vienas, ne du žaidėjai komandai, bet žaidžia praktiškai visas 12-ukas. Ir tai nulėmė, kad mes galėjom lygiau savo jėgas paskirstyti, galėjom daugiau žaidėjų rotuoti ir tai atnešė pergalę. Net tikrai nenustebino, jis yra labai geras žaidėjas ir šiuo metu jis tikrai šitam amžiuje jis dominuojantis žaidėjas Lietuvoje. Ir jis šiandien tikrai rodė dar kartą visiems, kad yra labai aukštos klasės žaidėjas. Bet, kaip ir sakiau, vienas žaidėjas ne visada gali laimėti rungtynės. Vertinu labai gerai, mes planavom žaisti finalinės rungtynės ir mes žinojom komandų pajėgumą. Be abejo, sakyčiau, finalinės rungtynės galbūt pagal visą intrigą, pagal įtampą buvo daugiau galbūt pusfinalio rungtynės prieš Sabonio krepšinio centro komandą. Ir tam mes buvom pasiruošę. Mes varžovus pažinojom po Druskininkų top 16 turo, analizavom jų žaidimą, žinojom jų stiprias silpnas vietas ir matėm, kad mūsų komanda yra daugiau organizuota, žaidžia labiau komandinį žaidimą, mato daugiau vienas kitą ir bet kuris žaidėjas gali bet kada imtis iniciatyvos ir laužti varžovų gynybą. Ateities krepšinio žvaigždės šiandien.